mylintis krepšinį. Esame Šilutėje, kur po to turim pirmąjį ginčą, kurį laimi Kėdainių komanda ir labai greitai. Šiose rungtynės nemaldas, vėl iš pick and rollo, Semaška. Geras perdavimas Lukošiui ir krausto Šilutiškiai. Uzas vagia kamuolį, čia yra pranašumų ir 2 taškai. Labai žemai priima kamuolį, bet iš karto Uzas dvigubina gynybą. Ir dar viena pražanga, kuri neapsaugoja. Tikslus perdavimas ir klaida Semaška greitajame puolime. 2 taškai. Nėra lengva ten prieš Uzą. Bet tolima 3 taškį metimą gauna Šilutiškiai, kurį vis atakai. Kararinui leidžiama atakuoti iš toli ir pataiko. Šatyvė ataka abi komandos. Čia geras parašiutas dabar iš Danieliaus. Pasirengęs pakilti nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Čia nefiksuoja. Arbitrai pražangos, pasižiūrėsim, kuo tai pasibaigs. Išprovokavo ten pražangą Augustas Žilinskas, o čia Jucikas. O čia bus gražu. Ne. Galvojau, turėsim nešimą. Dar vienas neatsargus perdavimas. Vėl gali bėgti Šilutiškiai. Ir dar 2 taškai. Čia jau Uzo perdavimas čia Lukošiui. Lukošius 2 taškai sumanė savo komandos draugui. Dar vienas Uzo perdavimas. Semaškai atiduodamas 3 taškais. Ir Paulius geriau viskas susiklostė Kėdainių sporto centrų ir būtent jie. Čia po 2 kelių Lukošiui. Dar vienas parašiutas Lukošiui ir dar 2 taškai. Galima tęsti ataką. Maškai vėl leidžiama atakuoti iš toli ir antrą kartą jau šiandien. Backdoorą prasileidžia. Čia reikės jau gelbėti ataką nuo Jankūnui, žingsnelis iš šoną ir 3 taškai. O čia yra gražu, galvoju gal net ir kam. Ką dar vienas? Pasiimkite, įsiimkite Šilutiškiai. Na čia jau centro metimais. Opa! 2 iš eilės blokai ir čia. Radė. Kas čia buvo? Ar teisingas atmosferų skaičius yra? O čia galima sakyti, kad nieko Šilutiškiam Kėdainiškius, ten tokių yra net 4. Na, čia dabar jau viskas. Dabar jau tikrai viskas. Danielius demonstruoja didelį greitį. Opa! O čia keliaujam turbūt. O čia viskas. Čia tiksi paskutinės sekundės ir dabar jau oficialiai galima fiksuoti galutinį rungtynių rezultatą. 90-72. Kėdainių sporto centro komanda laimi.